Sveiki. Ir vėl susitiko mano kanale. Šį kartą užturėjau tokią bėdą. Atėjo pavasaris, prasidėjo sėja, užsinorėjom pasisadinti biškį prie ūkio bulvių. Nulėkėm į turgų, apsipirkti bulvių keletą maišų sėklinių. Užsipirkau bulvių, neatsidaro bagažinė. Greit parlėkiau namo, gavosi ją atidaryti. Tai vat nusprendžiau ir jums parodyti, kaip tą bagažinę galima atidaryti. Atsidaręs dureles, nulenkiau sėdynės, įlindau čia, apdailą nusiėmiau, nes bėda buvo tokia, kad nei iš vidaus, nei iš lauko ta mano bagažinė niekaip neatsidaro. Tai va, norėjom parodyti, kaip aš ją atidariau. Vat, viduje yra vat toks gnipsiukas, va. Apdailą nuėmus, čia yra gnipsiukas. Ta gnipsiuka aukštyn ir spina suveikia, atsidaro ir viskas. Spina atidaryta. Tai va, toliau užsiemam tokį reikalą. tą spiną reikia išimti. Vat galima, gal ateis mano pagalbininkas, kad matytųsi geriau. Čia reikia atjungti tokią jungtį. Va, šitos spinos. Tada reikia turėti tokį raktelį, jeigu čia matosi. Čia žvaigždutė tokia. Čia yra varžtas. O čia du varžtai tokie, va, čia matysis vienas. Reikia atsukti ir čia kitas. Tai va, aš dabar greit užsiimsiu sukimo darbais. Spina nesukta 100 metų, bet nieko, mes kaip nors išlengva ją iškrapštysim. Va, čia toks yra metaliukas. Jisai išsiema, per laidą išsiema, pademonstruosim, kad jums aiškiau būtų. Čia va, yra, va, jisai dedusi taip, iš vienas atsilaisvina ir kitas su žvaigždute, viskas šitą nuimam. Ir spina, kaip galima sakyti, jau yra mūsų. Paprastą spiną turim. Spiną turim. Va, aš šiaip, kadangi spinų kolekciją turiu susikaupęs, su galiniais dangčiais buvo nuotykio, tai turiu pasitaupęs kelias spinas, aš buvau įsiardęs, jums noriu parodyti, kaip reikia neveikiančią spiną pasitobulinti. Kad veiktų. Reikia turėti tokios, nežinau, šlangelės, žarnelės, žirklutės, kad galėtumėm šiokį tokį galiuką atsikirpti. Nes principas yra toks, pas mane buvo taip. Spinelė yra čia toks gnipsiukas, kuris spaudžiasi, jisai išlenda. Ir turi šitą paspaust, paliest, kad suveiktų mechanizmas. Bet kadangi šitas yra, ar čia kažkas pamesta, ar išdylė, tai jo nesiekia ir nesuveikia kontaktas ir netidaro spinelės. Tai aš, kadangi čia nieko kažko negalėjau sugalvoti įdomesnio, tai atkirpau, nežinau, čia matysit, tokios šlangutės galiuką, nes kažką dėsi metalinio, tai čia sugadins, tai šlangutės biškį dar galima čia pakaitinti su degtuku, kad užsilydytų gal kažkaip, bet nieko. Bet man vat, šitaip taip veikia, tinka. Tai vat, prailginau tokios gumutės galiuką užmovės. Sudedi tada spiną visą. Čia viskas paprasta, viskas, kaip sakoma, patirties nereikalauja. Viskas turi savo vietas. Žurindės buvo gumutė, žiūriu, ko man nelenda. Va, pasislėpę buvęs viskas, va. Čia taip, čia taip, čia taip, čia taip.
viskas paprasta, va. Gumutės vietoje, čia taip. Ir gavosi, va, šitas knipsiukas ilgesnis, dabar šitas irgi paprastai jisai nusiema su atsuktuvu, čia yra toks fiksatoriukas ir nuimi viskas, va. Čia rodau, taip, viską galima sudėti vietą vėl. Kažkaip nelenda kažkodėl mūsų eksperimentinis dalykas, gal mes ne taip kažką dedame. Dėm, va. Ir spinelė paruošta. Dabar šita spinelė gaunasi žymiai aukščiau ir dabar tas mygtukas mūsų prailgintas ant gumelės, jisai suveikt turėtų. Tai vat, gal ir pademonstruosim, jeigu mums čia gausis, kas nors, va, spiną įveikiam ir rodom. Tai va, spina, tarkim, įsitrenkia, atsidaro. Ir dabar mes bandom spaust ir spina atsidaro. Dar kartą pademonstruosiu. Spina užrakinam ir, va, reik rodom, iš arčiau, man gali padėti, kad matytųsi aiškiau, va, kad spina patobulinta veikia. Suveikia greitai ir paprastai. Tai va, viskas sudėt paprasta, nežinau, gal kam padės mano patarimai. Tai va, gero darbo, mes dabar greit lekiam susikraut mūsų sėklinių bulvių į turgų. Iki kitų kartų. Ate.